Tėvynė, 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 ant gintaro lapų, ruduo tavo veidą, kas rytą nutapo. Tėvynė, tėvynė, siūbuojantis groji, kur ūgių tėkmė tavo vardą išgroja. Tėvynė kaip varpas, kaip šauksmas girdėti, tėvynė mama, mums namuč ir tėtė. Tėvynė žvaigždė, per baluojančią miglą ir žydintis takas į mano mokyklą. Tėvynė namo, mus keleliai atves. Tėvynė, tėvynė, kas mes be tavęs. Sutikime vasario 16 linksmai ir išradingai. Čia gimtinė, mano kraštas, čia mano drobelių raštas. Čia tėvynė mylima, mano žemė Lietuva. Gynė počiai ją nuo priešo, kad žemelė mus žydėtų. Kad mes augtume laisvi ir laimingi ir linksmi. Čia kalba gražiausias kalbas. Plasta vėliava už lango, jūs trispalvė išpildi. Spalvos trys mano širdį. Žydi vyšnis, žydi ievos, nuo žemėlių žaibsta ievos. Skraido bitės, metų neša, ten karvutė žolę peša. Akmenėlius prie pat kelio, savo pilką kuprą kelio. Bet žydėlis žalias, žalias, va, kregždelės skraido kelios. Gegutėlė šiaip pratrūko iš upelio, kukų, kukų. Čiulba virva, vyturėlis, tai gražumas tėviškėlis. Tai gražumas tėviškėlis. Gimtinės spalvos. Kokia gražiausia spalva gimtinės? Paklausiau mamą, apsikabinęs. Gal žirginėliai ant aukšto kalno? Gal beržo kasos, kai upėn krenta? O gal gražiausias lynų melsvumas ar vakarinis gegužės dūmas? Gal surikiuotos žemužės? Gal surikiuotos rugėlių gubos? Gal sidabrinės žemužės pūgos? Visas spalvas jos, mylėk vaikeli, turi tik vieną gimtinę šalį. Marcinkevičius, diena atrištom akim, diena atrištom akim, diena iš kapo pakilus, viešpatie, leisk jai atkimt, tebūna jo žodžiai kilnūs, prie savo kalbos prikalti, prie istorijos prirakinti. Sakau jums, mes nekalti, mes tik labai iškankinti. Bet jau atrištom akim, bet vėliava jau pakilus. Viešpatie, leisk mums atkimt, tebūna mus pokyliai kilnūs. Mažutė, tu telpi visa į Čiurlionio karalių delnus. Tu prie kelio duonos kasdieninės, ant pasaulio vaišių pilno stalo. Tu ant gaublio mažas lopinėlis, žalgirio šarvų plieninis žvynas, pirčiuko liepsnos ir kraujo ženklas, ežerų dangaus tyriausias lašas. Žalias rytas ant pilkų arimų, spindulių lietus, aikštės erdvėj. Tu ant gaublio padūmavęs gintaras, su pušies kvapu ir kraujo atšvaitu. Tik tai mūsų meilė, tu didžiulė, mūsų delnuose, tu nesudeginama, mūsų ilgesy brangiausia pasaka, mūsų akise tu saulės kraštas.
šis dangų remia ir snaudžia vėjai keturi. Dainų aiduos, dūmų raštos, dar protėvių dvasia gyva, lietuviai mes. Čia mūsų kraštas, nemirtingoji Lietuva. Dėkui. Emigracija mažai tautai pasidaro pavojinga, kai peržengia tam tikrą ribą. Lietuva tokį pavojų išgyvena jau antrą kartą. Pirmas emigracijos srautas prasidėjo 1944 metais. Artėjant frontui, lietuviai masiškai bėgo į vakarus. Jie prisiminė 1940–1941 metų represijas ir trėmimus. Priverstinė emigracija reiškia galimybę išvengti to siaubo. Priverstinių emigrantų palikuonys svetimuose kraštuose nutautėjo. Todėl lietuvių tauta ir Lietuvos valstybė iš esmės juos prarado. Jų likimas tiesioginis sovietinės okupacijos padarinys. Antras emigracijos srautas 2001–2014 metai. Lietuva jau vadinama emigracijos valstybė. Šalies emigracijos rodikliai tūkstančių gyventojų yra realiai didžiausi Europos Sąjungoje. Per nepriklausomybės metus iš Lietuvos išvyko apie 825 tūkstančiai žmonių arba beveik trečdalis šalies gyventojų. Nors emigracija savaime nėra neigiamas reiškinys, tačiau Lietuvai toks didelis emigracijos mastas kelia nemažai iššūkių. O kas Lietuvoje nutinka per 1 metus? 2015 metais šalies gyventojų skaičius sumažėjo daugiau kaip procentų, emigravo 46,5 tūkstančio žmonių. Taigi praėjusiais metais Lietuva neteko beveik viso Mažeikių miesto. Tai yra vienas kelias emigracijai sustabdyti. Mylėti Lietuvą, nes ji mano tėvynė. Prisijungkite prie mūsų. Kurkime Lietuvą kasdien. Būkime teisingi vienas kitam. Elkimės pagarbiai su pačiu silpniausiu šalia esančiu. Mes čia, Lietuvoje, gyvename kukliau negu žmonės kitose kraštuose. Bet juk kiekviena pušis savo šilui ošia. Visur gražu, bet be namų neramu. Savo tėviškiai ir tvoros žydi. Tėviškiai ir saulės gaiščiau šviečia. Žmogus be tėvynės kaip lakštingala be giesmės. Tėvynės dūmas už svetimą ugnį šviesesnis. Justinas Marcinkevičius, Katedra. Šioje tragiškoje tamsoje per klaidas, skausmą ir kančias herojų vis labiau ima ryškėti tėvynės idealas. Ta pagrindinė kolona, ant kurios kiekvienas žmogus privalo statyti savo katedrą. Tiesa, šis idealas dar neturi aiškaus turinio. Tėvynė, jo sąmonė. Tai gėrio, grožio, teisingumo visuma, etinių ir estetinių idealų viršūnė. Katedra, kurios aukšti skliautai priglaudžia ir prikelia kiekvieną darbą, kūrybai. Tai iškentėtas, tačiau dėja maksimalistinis idealas. Ir šį idealą, beje, supurvina tikrovė, melas, klasta, savanaudiškumas, grubi jėga, smurtas, moralinis nuosmukis ir nuopuolis. Norėčiau, kad kiekvienas statytume katedrą savyje. Šią ištrauką pasirinkome todėl, nes mūsų gyvenimo realijos vis gilesnės. Tik tada, kai suvoksime save kaip mąstančius žmonės, nesidairydami į toliau ar geriau gyvenančius. Tik tada katedra įgaus realų pavidalą. Tai yra tai,
ko Lietuvai šiuo metu labiausiai reikia – tikėjimo, meilės, tvirtumo. Buvo minima 150 metų nuo Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus brolystės sąjūdžio pradžios. Kuo šiandien Lietuvai, skęstančiam alkoholio aktuali vyskupo Motiejaus Valančiaus vaidinimo veikla? Kaip ją per trumpą laiką pavyko išvaidinti Lietuvą? Visas kraštas buvo užsiėmęs bravoriais ir smuklėmis. Kiekvienas dvaras turėjo po keletą karčių, kurias išnuomodavo žydams. Degtinę čia pardavinėjo ne buteliais, o gorčiais. Gorčiais maždaug 3 litrai. Ir net kibirais. Ji nebuvo brangi, ne visada ir pinigų reikėdavo. Užtekdavo pusmaišio grūdų ar kokio avio. Vyskupas, išleisdamas pirmąjį promotą apie laivybę, šiaip kreipėsi į savo žemaičius ir lietuvius. Labai džiaugiasi mano širdis, veizė, kaip jūs trumpu laiku viens už kito priėmėte tą šventą nutarimą, visiškai neragauti degtinės. O kaip man linksma bus pasveikinti? Vaikai mano, ir jūs patys ar maža džiaugitės nugalėjote savo priešą. Jų nebegaišinote dykais, kad tiko atiduodami žydams tuomet. Jūsų vaikai būdavo alkani ir pasikuikiai, nebegirdėti jų muštynių ir nesutikimų namuose, be ko ne viena šventė neapsėdavo. Moteris ir ūkininkės, nudžiuvo ašaros nuo jūsų skruostų, nebesislėpėtės nuo savo vyrų, namo grįžtančių. Visuomet dabar matote juos išmintingus, susirūpinusius ūkių vaikais. Ir jūs, vyrai, neverkit savo moterius kraitais javusi karčiams nešiojančių, visur kaip džiaugsmas, rodos šviesesnė saulė mūsų gražioje žemėje prabilo. Kai jau atrodė, kad Lietuvą gaubė tamsi naktis, Dievo apvaizdą davė milžiniškos dvasios vyrą, blaivybės apaštalą, vyskupą Motiejų Valančių. Scenoje kalbama, kaip Mindaugas diskutuoja su seniu ir kūrė keramikinį Lietuvos žemėlapį. Kai molis geras, kai lipdai su meile, tai skamba viskas. Tu sakai su meile, o jau su kokia meile aš lipdžiau ir kūriau savo Lietuvą. Ak, seni, atidaviau jai visą protą, širdį ir visą meilę, džiaugsmą, svajones ir laimės ilgesį. Nėra žmogaus, kuris daugiau jai būtų atidavęs. Dabar pasiklausyk, ar skamba? Pamatysi, suskambės, kada užbaigsiu ją, kada išdegsiu, oho kaip suskambės, visam pasauly išgirs tą skambesį. Bet kaip užbaigti? Lipdau, o galo vis nėra. O gal tėvynę reikia visą laiką lipdyti ir kurti ir lipdyti, nes jei tik sustoji, jinai ir miršta. Taip, kurti visą laiką, lipdyti ir kurti. Tai nejaugi man nelemta pus jos skambesį išgirsti. O prakeikimas, man, kuris pradėjo, kuris iš nieko, taip, kuris iš nieko padarė viską. Nukalė karūną, kuris dabar galėtų būti laimingas. Kodėl šitas tekstas? Todėl, kad Mindaugo kvietimas lipdyti Lietuvą po gabaliuką aktualus ir šiandien. Išsibarstę, išsibėgioja po pasaulį platų, susiskirstė į partijas, partijėlės, kaimynas nepažįsta kaimyno, vaikai nesupranta tėvų, o pastarieji vaikų. Daug dar ir ilgai lipdysime Lietuvą, bet pradėkime nuo savęs, dabar, tuoj pat. Veidas praskleidžia laiko uždangą. Padedami istorikų pamėginkime kiek įmanoma detaliau atkurti tos įsimintinos 1918 metų dienos vaizdą ir kartu pajuskime šio ypatingo įvykio dvasią. Lietuvos taryba savo posėdyje vasario 16 dieną 1918 metais vienu balsu nutarė kreiptis
ir Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybė šiuo pareiškimu. Lietuvos taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąją tautų apsisprendimo teisę ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėnesio 18-23 dienomis 1917 metais skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostinė Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Drauge Lietuvos taryba pareiškė, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas. Lietuvos taryba praneša apie tai vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Vilnius, 1918 m. vasario 16, šeštadienis. Įprasta, nemaloni ir rūsti vasario diena. Be saulės, ūkanota, drebia šlapias sniegas, pereinantis į lietų. Niūrus oras tarytum atspindi okupacijos, bado ir nepriteklių nualinto Vilniaus krašto gyventojų vidinę nuotaiką, sumišusią su neviltimi ir permainų laukimu. Stabtelėkime ties pastatu tuometinėje Didžiojoje gatvėje pažymėti numeris 30. Šiandien šį pastatą dabartinėje Pilies gatvėje 26 žinome kaip signatarų namus, o 1918-aisiais jis buvo vadinamas Štralio namu arba Štralio cukrainė. Nuo 20 amžiaus pradžios pirmame pastato aukšte veikia cukrainė. Žiūrėdami į pastato fasadą iš dabartinės Pilies gatvės trečiame aukšte matome balkoną, nuo kurio į abi puses yra po 2 langus. Už šių langų esančiuose kambariuose patalpose anuomet vadintose butu numeris 2 ir buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas. Vasario 16 šiemet bus antradienį. Koks bus oras, pamatysime, bet šiandien oras yra pakankamai pavasariškas. Pliusinė temperatūra nors ir žada šiomis dienomis šlapia sniegą, kaip ir anuomet 1918 m. vasario 16. Barbora Radvilaitė. Iš Dievo malonės Lenkijos karalius savo teisėtai žmonai karalienei Barborai, kilusi iš garbingiausių Lietuvos namų, iš Radvilų šeimos, skiriu karūnos turtą, Kauno pilį, Rumšiškes, Merkinę, Alytų, Nemunaičius, su visomis pajamomis. Girdi, Barbora? Girdžiu, Žygimantai Augustai. Steik labdarybės, Bona sukrovė turtų, o tau švaistyti juos reikės. Tai bus tikrasis kerštas, betgi tu nesidžiaugi. Džiaugiuosi, Žygimantai Augustai, džiaugiuosi. Mes pavasarį nuvyksime į Lietuvą, karališkai didybei. Visa pilis žibės kaip deimantas. Vargonų ir kapelos muzika skambės mums dieną naktį. Dainininkai paruošę bus repertuarą naują. 5 pilies lokiai, kurie tave dar atmena, iš džiaugsmo šoks. Į Lietuvą, karališkoji didybei. Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto meilė Lietuvos didikiai Barborai Radvilaitei ir jos karūnavimas išgarsino Radvilas ir Lietuvą visoje Europoje. Mes prisime į Lietuvą. Jaunoji Lietuva, tavo dvasios įkvėpti, mes stengiamės tą pasirinktą uždavinį įvykdyti. Mūsų pasisekimas tegul sustiprina tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis ir gabumais. Bet jei Neptūnas ar galingasis audrų perkūnas ir mums bus rūstus, pastos mums kelią į jaunąją Lietuvą ir pašauktų Lituaniką pas save, tada tu, jaunoji Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti naujam žygiui, kad audringųjų vandenynų dievai būtų patenkinti tavo pastangomis, pasiryžimu ir nekviestų tavęs į didįjį teismą. Lituanikos laimėjimas tegul sustiprina jaunųjų Lietuvos sūnų dvasią ir įkvėpia juos naujiems žygiams. Tad šį savo skridimą skiriame ir aukojame tau, jaunoji Lietuva. Tą didį bandymą pradėsime, tikėdamiesi dangaus palaimos.
Jaunoji Lietuva, tau tik 25. Ir šiandien mes prisimename Dados ir Girėno skrydį per Atlantą. Jų ryžtas įkvepia mus kiekvieną dieną būti atkakliais ir siekti užsibrėžto tikslo. Nors mūsų didvyriams nepavyko sėkmingai grįžti į tėvynę, tačiau mūsų jaunos širdys pasiruošusios naujiems skrydžiams. Žmogus nueina žemybę, bet jo šešėlis gali kreiptis nuo laiko erdves šimtus metų į priekį. Tokius žmonės valstybės ir tautos vadina savo didvyriais. Mes norime pristatyti tautos didvyrį Juozą Vidzų Kazimeraitį, Pietų Lietuvos partizanų vadą, karininką, mūsų kraštietį. Jo vardu pavadinta Tekšlių pagrindinė mokykla, Kauno inžinerijos batalionas, gatvės Vilniuje ir Kaune. Iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro archyvų. Iš laiško šeimai. Rašau jums, brangieji, iš savo vasarvedės, ramiųjų Dzūkijos miškų. Be galo visų jūsų išsiilgau, bet dėja negaliu parvažiuoti, nes mano ypatingos tarnybinės pareigos neleidžia. Net ir laišką sunku jums parašyti, o adreso net neįmanoma nurodyti, nes dažniausiai aš kelionėje, o poilsio kaip ir neturiu. Gyvenimo ir tarnybos sąlygos labai nepastovus ir nepalankius. Jūsų intencija kasdien, rytą ir vakarą, karštai meldžiuosi. Mano gyvenimas taip paskirstytas. Maldos mano brangiausiai šeiminėliai ir kad greičiau į pasaulį sugrįžtų tiesa ir teisingumas. Mano darbai Lietuvai tėvynei mažina neteisybės, skriaudas, guodžiant nusimenusiuosius ir vilties nustojusiuosius. Ištrauka iš įsakymo numeris 3, 1946 metų gegužės 10 diena. Partizanė, ar tavo tikslas vien tik gražiai apsirengti ir gardžiai pavalgyti? Ne. Būk kuklesnis, nes tavo tikslas iškovoti tėvynei laisvę, apsaugoti skaisčios ir doros meilės simbolį, ginti nuo sunaikinimo gimtuosius namus, kuriuose vėl turės klestėti gyvenimas, ir išlaikyti tikrą lietuvišką dvasią. Įrodykime tautai ir visam pasauliu, kad mes esame tikrieji Lietuvos sūnūs, tikrieji tėvynei laisvės trokšta partizanų, kad kovojame už tai, kas Lietuvai brangu. Tegul žodis partizanas tampa pasididžiavimo žodžiu, o šį vardą nešiojas laisvės gynėjas, tautos didvyrių. Savo posėdėje vasario 16 dieną 1918 metais vienu balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo pareiškimu. Lietuvos taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamas pripažintąją tautų apsisprendimo teisę ir Lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėnesį nuo 18 iki 23 dienos 1917 metais skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostinė Vilniuje ir ta valstybė atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Draugai Lietuvos taryba pareiškė, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti, kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis teismas. Demokratiniu būdu visų jos gyventojų išlygos. Lietuvos taryba pranešdama apie tai vyriausybei prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę. 1918 metais vasario 16 dieną Lietuvos taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Vasario 16 aktas skelbia, kad Lietuvos taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Tiesiogiai valstybės atkūrimo akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys. Pasirašė jį 20 tarybos narių. Mykolas Biržiška yra mūsų šeimėnas. Jis gimė 1882 metais, rugpjūčio 24 dieną Viekšniuose. Nuo mažumės garsėjo savo gabumais. Mykolas Biržiška yra paskelbęs nemažai mokslo straipsnių, parašęs populiarių knygelių iš istorijos,
kultūros studijų, parengęs spaudai dainų rinkinius, išvertęs grožinių kūrinių. Parašė vadovėlius Lietuvos geografija, Lietuvos istorijos pradžiamokslis, dainų istorijos vadovėlis, knygas anuo metu Viešniuose ir Šiauliuose ir kitas. Tėvas Leonardas Biržiška buvo istorijos mėgėjas ir savo išmokslintus sūnus bei anūkus ragino nepamiršti žemaičių kalbos, papročių ir tradicijų. Iki šiol Viešniuose tebėra Biržiškų namai. 1998 metais vyriausybės nutarimu Biržiškų tėviškas namas paskelbtas kultūros paminklu ir įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą. Taip pat Viekšnių centre pastatytas paminklas broliams Biržiškus 1995 metais. Dalia Grybauskaitė kalbėjo, kad šiandien Lietuvai savanoriai reikalingi kaip niekada. Ginti tėvynės prieš ketvirtį amžiaus pakilo tūkstančiai žmonių iš įvairiausių Lietuvos vietų, skirtingų profesijų, patirties ir amžiaus. Visi turėjo tik vieną tikslą – neleisti sunaikinti mūsų nepriklausomybės. Toks pasiaukojimas yra įkvepiantis pavyzdys, be kurio sunku įsivaizduoti šiandieninę kariuomenę. Tėvynė yra kiekvieno mūsų ir visos Lietuvos pasididžiavimas. Savo kariuomenę didžiausia ir prezidentas Antanas Smetona. Ištrauka iš Antano Smetonos rinktinių raštų. Mūsų aukštasis karo mokslas. Dėdė ir prakirni priedermė savo tautos jaunimo ginklą vartoti, būdą stiprinti. Visų pripažinta tiesa, dargi toks reikalavimas, kad kareivis grįžtų iš kariuomenės namon geresnis, negu prieš tai būdamas savo šeimoje artimųjų tarpe. Tik iš taip auklėjimų kareivių gali susidaryti stipri ir neįveikiama visų kariuomenė. Svarbu žinios, bet dar svarbiau vadinosi žmogaus būdas. Jį tvirtinti, mėlyjei karininkai. Prasdama savo jaunimą auklėti, tauta paveda jums savo buitį ir savo ateitį. Štai kiek daug jums yra įtikėta, kiek daug vilties deda tauta aukštai kariuomenės vadovybei. Ir kuo toliau, tuo saugiau jaučiasi mūsų kraštas už savo ginklo pareigos pečių. Visose valdymo srityse svarbiausias yra dalykas vadovybė, tačiau visų svarbiausia ji kariuomenė. Dėl to mes džiaugiamės susilaukę savo aukštosios karo mokyklos, susilaukę pirmų karininkų, ją išėjusių. Mūsų karinė vadovybė tapo tuo stipresnė. Kaip kiekvienam lietuviui žmogui, taip ir karininkui, be savo specialumo reikia išmanyti savo krašto, savo tautos istoriją, praeitis, savo žemę pažinti, savo kalbą ir savo raštu, literatūra itin domėtis. Juk tautiška, o ne kitoniška dvasia turi būti vedamas kareivių auklėjimus.